atvarėm prie kaip ir upės. Tik pavadinimą nežinau, čia ne Šventoji, kita kažkokia, galvojau, pamėtysiu čia, bet visur staborai išlindę. Tai jo, čia gegužės 1 yra 1 dieną, valtį tingiau. Sakau, pamėginsiu pamėtyt nuo kranto. Bandom važiuoti toliau. Na va, atvažiavom į kitą vietą, užsidėjom, kaip vis laik, startinį į savo guminuką, arbuziukas berods vadinas, vis laik šito guminuku praidu. Ten, žodžiu, yra Antalės marios, per to tiltą tokį gal nesimato, ten upelis teka, labai daug medžių, ten ir prieit sunku. Jau. O čia realiai yra, gal paskui nuvažiuosim, 100 metrų hidroelektrinė. Tai žodžiu, pasirinkau tokią vietą, šiek tiek pamėtyti, nesitikiu kažką pagauti. Gal biškį pafilmuosiu, gal biškį sumontuosiu tokį demo videostiką. Žodžiu, va čia pradėsim, matau irgi žolės. Yra. Pirmas metimas nieko. Nieko kol kas labai rimto nėra. Šiek tiek vėjas pučia, bet bent jau žolės už to vietą nebesikabina, bet labai nesistengiu nuskandinti ten giliai, nes ką tik įsivertė va toje vietoje lydys daužo. Nebloga ten tokia vietų susiaurėjimas, bet iki ten tai aš jau niekaip nedametu. Tai žodžiu, nieką nepadarysim. Toras tai žiauriai geras. Kažkaip daug vietų labai irgi nėra už kur mėtyt. Tai biškį paėjau ir pradėjo žolės ten kabintis. Žolės. O pasirodė, kad lydys. Nieko. Pabandžiau apeit čia. Neįmanoma. Atėjom į užuovėją. Pasikeitė masalą. Tarp žiūrėjų vadinama Ukraina vadinas. Čia vėjas šiek tiek mažesnis, nes medžiai dengia. Čia labai geras pakraščiukas atrodo. O, idealiai. Idealiai užmečiau. Nu čia dabar. Kur čia dabar insegiam? Nieko čia negali būti, kažkaip nesąmonė. Ai, šiaudai šitie. Nieko nesimato. Čia vietos tai superinės. Paeisim šituo takeliu. Daug čia vietos nėra. Padarysim keletą metimų. Ir bandysim važiuoti iki to ežeriuko, kur net turbūt ir net neprieisim. Dar čia padarysiu gal, arba nutrauksiu keletą metimų ir varysim kitur. Jokio aktyvumo lydžių. Aš ir galvoju, kad čia bus per anksti. Tai tikrai nedrošim čia mes iš tų vietų. Pavažiuosiu iki ežeriuko ir pažiūrėsim. Kad ten neprieisim, garantuoju 8 procentų. Tai žodžiu, susitiksim iš ten. Džiavom prie Vencovo ežero. Šiaip atvažiavau tik pasižiūrėti, nes čia vienas ežeras čia yra, nežinau pavadinimo, o čia yra Vencovo ežeras. Tai pažiūrėsim, čia porą metimų padarysim.
Toli atėjom, privati valda, galėjo ir seniau šitą ženklą pastatyti. Atvažiavom Degučius, miške, kur norėjau sustoti prie ežero, tiesiog nei ten buvo parkingas, nei priėjimas, tai žodžiu, jaučiu, kad šitas video bus iš 2 dalių, iš kitos dienos kažkur, o lentutės dar tokios pamyrusios biškiai. Tiesiai, Kelman, karoči. Visą gerą masalai. Žvejyba baigta šiandien. Žvejybą baigiam. Turbūt panaudosim šią medžiagą arba sumontuosim arba panaudosim tiesiog iš kitos dalies. Iš kitos dienos gal kažkur mašpriupės varysim, pažvejosim, matysim. Bus aišku. Na va, žodžiu, atvykom į ežerą, šį kartą antrą dieną, po 2 dienų, antra žvejyba po 2 dienų. Šį kartą su valtim su viskuo bandysim varyti, vėjas šiaip tai yra pietinis berods, šiaip šiltas, bet kantokas, tai žiūrėsim kažkaip čia gausis per tą visą ežerą. Sutvarkėm gražus laidynas, sutvarkėm visą šitą. Sutvarkėm halotas, sudėjom variklį, pasijungėm. Nuplauksim į vietą ir žiūrėsim, oi, į Nendrės varom. Ir žiūrėsim, kas gero ant ežero. Mesim inkarą, suryšim meškerę ir bandysim. Susirišom, viską sudėjom, kaip vis laik pradedam to pačio masaliuko. Viršūnės linkus, įmetėm inkarą. Deja, jau buvo viena problema. Jau buvo inkaras pakeltas, teko permest. Pirmas metimas. Žiūrėsim, kas gero. Meskim šitaip. Bandykim. 3 metrai. O! Turim. Opa, kyla žvakė daris, ne? Ne, nedaro, gerai. Taip. Neatrodo, kad labai mažutis būtų. Gal senai žvejau dėl to. Eina link mūsų. O taip. Opa. Man atrodo, net nelegali. Plauk, draugė. Šmiukt. Yes. Nu, biški bangytės pakyla, tai čia net jaučiu nieką nesigirdi prieš vėją. Žodžiu, reikia plaukti įlanką, manyt už tų Nendrių tiesiai ir žiūrėti, kas čia bus. Ką čia turim? 2,6 metro gylis, čia sėklius per vidurį. O, tai gerai, gal turėtų būti mažesnis vėjas, čia bandom. Taigi sugalvojau pakeisti kryptį kitą ežero pusę, gal bus mažesnės bangas, nes dabar tai tiesiog varom prieš bangas, šakinėja valtis, žiūrėsim. Nurvėjas. Nesuprantu. Oh, yeah. Tai dumbla.
visas vėjas yra ten. Nors dabar vėjo nebėra, neežero dar žiūrėjau, nurimo. Nu jo. Bet gal neplauksim ten kilometrų 200 gal, tai bandysim šitą liniją krašto eiti ir žiūrėti, kas čia bus, kas nebus. Pabūsim valandų pusantros užteks. Ištrauktas. Ai. Tai netikėtas kibimas, eik tu sau. Geras. Nespėjau nuleisti. Opa. Nu, normaliai pravyja. Negaliu patikėti. Dar vienas. Net inkarą nesleidau. O šitas pabėgs greičiausia. Opa. O taip. Vos nepametėm, tikliau pametėm, vos nenuskandinam. Padarom paskutinį metimą ir užteks. Antras ir trečias ledys realiai užkybo per duok dieve 5 minutės laiko tarpą. Antras matas ten kažkaip biškį, nežinau, greit traukiau, tai nelabai jaučiu tą kibimą. Iš antrą kartą pastvėrė, kaip supratau, nes pradžiai galvojau, kad žolės ten bus. Nu dar padarysim kartelį. Baigiam žvejybą. 3 kibimai. Tokia nelengva, sakyčiau, žvejyba. Visas tos 2 dienos žvejybinės. Pirmo, tai aišku, ten na kranto, ten realiai tas pats kas nieko, šiaip tau. Bet šiaip nelengva buvo. Šiandien vėjas labai didžiulis buvo. Galvojau vieną pagausiu, tą patį jau visiškai nesitikėjau, nors visai gal norėjau bent jau 3 pagauti. Tai 3 ir pagavau. Ir paskutinius 2 per 5 minutės. Tokios fuksinius, pasakyčiau, kažkaip visiškai lempinis. Tai žodžiu, nieko, kraunam valtį. Pakuojamėm, spučiam, sukam, atjungiam akumus visus viską ir varom namo.